Bet žmogus jaučiasi kaip nevykėlis, nes jisai prasileido. Ir jam tada yra didžiulė gėda. Žmogus jau tapo apgautas. Jis suprato, kad viskas, jau čia įvyko apgavystė. Kas vyksta žmogaus psichikoje tuo metu? Tai nusivylimas savimi, savo sprendimu, gėda dažniausia, nes jisai yra nevykėlis. Jis taip jaučiasi. Žmogus jaučiasi nevykėliu, jaučiasi, kad jisai yra nepakankamai buvo pasiruošęs, jį apgavo, bet jisai leidosi. Dažniausiai žmonės sako, tai aš kaltas čia, jeigu mane apgavo. Jie niekaip neprimeta to, kad vis dėlto sukčiai jie taip dirba. Jie tiesiog gerą sistemą turi ir ten nėra tai, kad žmogus yra čia visiškai kaltas toje situacijoje. Tiesiog tai yra labai gera sistema. Ta sistema yra taip sukurta, kad sukčiai uždirbtų. Nes jeigu jie neuždirbtų, tai jie nedarytų to. Jie žino, kad uždirbs. Jie žino, kad bus žmonių, kurie yra pažeidžiamesni emociškai ir iš jų uždirbs. Bet žmogus jaučiasi kaip nevykėlis, nes jisai prasileido. Ir jam tada yra didžiulė gėda. Ir tada jisai nenori pasakot niekam apie tai, jis nenori dalintis. Nors dalinimasis ir papasakojimas padeda apsaugoti kitus žmonės. Nes jeigu artimoje aplinkoje nieko neapgauti, atrodo, kad mes visi nepažeidžiami, viskas čia tvarkoja. Bet jeigu kažkas pasipasakoja, atvirai pasipasakoja, viešai pasipasakoja, tai labai stipriai paveikia kitus žmonės. Jie pasidaro atsargesni, nes mes klausome istorijų, ne faktų. Mums yra labai gerai įsimenančios istorijos. Mes labai atsimenam, va tas ten Petras iš Avižienių kaimo tą darė, tai papasako, kaip ten įvyko, tas, wow, aš net nežinojau to. Žinojai, bet neprisimeni, nes nekreipiai dėmesio. Bet kai atsiranda istorija, tada žmogus daug geriau įsimena. Tai net jeigu žmonės ir apgavo kažkas, tai tikrai aš kviečiu ir pasidalinti, nes ne jie yra kalti, kad juos apgavo. Sukčiai yra kalti, kad apgaudinėja. Taip, ir tai jų yra kaltė. Jų yra darbas toks. Jie yra daug išmanesni šitoj psichologiniai plotmėjai, norėdami apgauti žmogų. Vienas iš dalykų tai turbūt yra pasidalinti su kitais žmonėmis ir gauti priėmimą jų. Galbūt yra lygiai taip pat grupės, kuriuose galim pasidalinti apie tai, kas įvyko ir gauti iš jų palaikymą, kad ir man taip buvo įvykę. Nukentėjusių grupės, svarbu nelikti vienišam su šitą mintimi, nes tai yra tada labai sunku, nes aš vienas toks, visų kitų tai neapgavo, nes vėlgi, kai žmogus apgautas, jisai tik į save ir žiūri, jisai kaltas, jis jam čia gėda ir jis tik nemato, kad kitur vyksta lygiai tas pats, jis net, jeigu pasižiūrėtų į statistiką, tai suprastų, kad ne vienas jisai toks. Ir kad čia pilna žmonių, kurios apgavo ir pilna žmonių, kuriem yra sunku. Dėl to, tai tikrai pasidalinti su artimaisiais, priimti, kad, taip įvyko toks, ką padarysi. Ir savo priminti, čia turbūt labai svarbus dalykas, priminti savo, kad sukčiai yra kalti dėl to, ne aš. Kad sukčiai taip moka padaryti ir jie pasinaudoja manimi ir viskas. Jie šitoj vietoj specai. Ne aš esu kažkoks tai ten kvailas ar dar kažkoks tai. Jie yra specai čia. Ir toks savo sakymas jisai gali padėti truputėlį. Bet be abejo, reikia ir palaikymo iš aplinkos. Nes jeigu aš esu visiškai vienas su savo ta istorija, labai sunku išbūt su ja.